Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas. Lietuvoje yra 5 etnografiniai regionai ir kiekvienas iš jų išsiskiria ne tik tautiniais drabužiais ar tradicijomis, bet ir tarmėmis, šnektomis, dainomis ir žmonėmis puoselėjančiais savo krašto kultūrą. Vartai į 5 puses. Laida, kurioje supažindinsime su Lietuvos etnografinių regionų ypatumais. Kur buvai, seserėla, kur buvai, lelėjėla, kur buvai, užia griežia muzikėlai, šoka trepia, jaunimėlis tave namie nėra. Užia griežia muzikėlai, šoka trepia, jaunimėlis tave namie nėra. Tai buvau, seserėlis, tai buvau, lelėjėlis, tai buvau, po kaimelį vaikštinėjau, savo pulkelį prašinėjau, tai buvau, po kaimelį vaikštinėjau, savo kaimelį prašinėjau, tai buvau. Tai buvau, lelėjėlis, tai buvau, lelėjėlis, tai buvau, po kaimelį vaikštinėjau, jaunimėlį prašinėjau, tai buvau, po kaimelį vaikštinėjau, jaunimėlį prašinėjau, tai buvau. Tai buvau, seserėlis, tai buvau, lelėjėlis, tai buvau, po kaimelį vaikštinėjau, kaimynėlius prašinėjau, tai buvau, po kaimelį vaikštinėjau, kaimynėlius prašinėjau, tai buvau. Jūs klausotės laidos Vartai į 5 puses. Šį gražų ketvirtadienio rytą sveikinuosi su jumis aš, Rasa Karpavičienė. Pradedame laidą Vartai į 5 puses ir šiandieną, mylieji, tokia diena, kai iš tiesų visoje Lietuvoje skamba tikriausiai ta žinia, kad Vilniuje vyksta didžiulė, labai laukta šimtmečio dainų šventė. Ir labai džiugu matyti suvažiavusius į Vilnių visus dainorėlius, šokėjėlius, muzikantus. Ir tie vakarai, kurie skirti atskiroms programoms, ir šokių diena, ir ansamblių vakaras, ir folkloro diena, apie kurią šiandieną daugiausia kalbėsime. Tai tik parodo tas mūsų gilės tradicijas, mūsų šaknis, ir kiekvieną kartą klausantis tų dainų, žiūrint šokius, matant tas besišypsančius veidus, iš tikrųjų visada aišku, kad štai kur mūsų šaknis ir kad tradicija gyva. Aš labai tikiuosi, kad ta tradicija gyvos tikrai ilgus metus ir nenutrūks, ir dainų šventės, ir mūsų dainų, mūsų kultūros tradicija. Ir apie tai šiandieną daugiau pasikalbėsime su 2 Ramunėmis. Aš sveikinuosi, mūsų laidos viešnios yra Ramunė Baniulienė ir Giedrė Ramunė Pečiulienė. Labas rytas, mielosios. Labas rytas. Sveiki. Mūsų Ramunės yra vadovės folkloro kolektyvų Alda ir Bitula, ir dar Ramunė Žaisai vadovauja. Tai štai, ar visus sakiau ansamblius, kuriems na, ir su visais kolektyvais važiavote dainų šventę į folkloro dieną. Ar spėjote atsipūsti, pailsėti, nes tikrai nuovargis tikriausiai jaučiasi, ir apie tai sako visi vadovai, su kuriais teko kalbėtis? Tai be abejo, tai negali būti be nuovargio, nes tai yra šventė, yra didelis darbas, yra emocijos, kurios pildėsi ir dabar jau šiek tiek nuslūksta, bet tas nuovargis tai yra toks malonus, nes ta šventė buvo tikrai nuostabi, puikiai, visiems buvo labai svarbi, ir kaip sakau, tai buvo folkloro diena, tai buvo folkloristo atlaidai. Toks jausmas. Toks jausmas, taip. Na, gal truputėlį vėliau apie vaikų emocijas
toje šventėje iš tikrųjų tai labai svarbu buvo. Tai nesvarbu, tas nuovargis, jis išsimiegosim. Tai žinoma, tikriausiai, kad tas nuovargis, kaip jūs sakote, yra malonus. O kelinta dainų šventė, ar suskaičiuojate, Ramune, kelintoje dainų šventė jūs asmeniškai tikrai neturėjau tokios užduoties, bet pačią pirmąją savo dainų šventę, tai prisimenu aš, kai studijavau Vilniaus pedagoginiame institute, vienus metus dainavau Poringėje ir tais metais man pavyko būti dainų šventėje. Ir tai buvo tie metai, kada nebuvo folkloro dienos, bet buvo ansamblių vakare, folkloristai buvom priimti dainuoti ansamblių vakare ir dainavom Jūs mano kumužėliai, šokom Grečenikę, kaip dabar atsimenu. Ir paskui dar pusę nakties šokome toje asfaltuotoje aikštelėje, mano partneris nuplėšė batus, kitą dieną reikia Vingio parką eiti į eiseną, prisidėjo kartono į tuos batus ir ėjom laimingi. Tikrai buvom jauni, laimingi, tai buvo berods 84 metai. Tai va nuo tų, bet paskui aišku buvo laikotarpis, kai nebuvau, bet jau labai seniai, gal nuo 2004 berods kiekvienoj. Kiekvienai dainų šventėj. Taip. Ramune, jūs prisimenat savo pirmąją dainų šventę? Pirmąją dainų šventę aš mokiausi gruodžio aukštesnėje muzikos mokykloje ir tada aš su choru važiavau. Tai buvo 1978 metais. O vėliau jau kai pradėjau dirbti su folkloro ansambliais, tai tada su ansambliais važiavau kasmet beveik. Na, su chorais tikriausiai važiuojant dar kitaip viskas yra. Ten ir eisena, ir chorų vakaras, dainų diena, ne vakaras, juk laikomat, tokiu pagrindiniu akcentu visos šventės. Bet turbūt nesuklysiu pasakius, kad folkloro diena tokia daugiau, jauki, labai tokia ta diena ir daug labai surandatų, pasiklausyt galit vieni kitų, nes jeigu dainų dienoje, tai visi dainuoja tas pačias dainas, tai jūs visi esate labai skirtingi, suvažiavę iš visos Lietuvos. Ar spėjat pamatyti kitus kolektyvus? Na, matot, čia kiekvieno tikriausiai pagal žanrus, kas mėgsta dainuoti chore, tai jam yra euforija dainuoti chore. Kas mėgsta šokti, tai tautinius šokius, tai šokiuose. Na, mums folkloristams tai tikrai tai yra labai svarbi diena ir ne dainų diena mums svarbiausia, mums yra folkloro diena pati svarbiausia. Iš tikrųjų, šiais metais tai ypatingai mus globojo Dievulis, mums davė nuostabų orą. Ir mes kažkokia šiemet, man asmeniškai, tai buvo tokia pakili ramybė, kad mes ten tikrai galėjom pamatyti ir kitų kolektyvų ir pabendrauti su seniai matytais žmonėmis, pasiglėbesčiuoti su draugais. Ir, iš tikrųjų noriu padėkoti Liaudies kultūros centrui, kuris sumastė tokį formatą, kad kiekvienoje vietoje, kur folkloro kolektyvai koncertavo, buvo paprašyti pasižiūrėti vieni kitų ir dar paskui padainuoti po vieną dainą visi kartu. Ir tai tikrai buvo labai vertinga, nes mes kartais bėgam ir nematom. O čia tiesiog stabtelėjom ir pažiūrėjom. Ne tik nematom, bet ir nelabai kartais ir norim matyti ir savo atidainuojam ir lekiam. O čia tikrai buvo geras jausmas. Iš tiesų galėtų būti dainų šventė, tos dienos folklorinių dainų šventė iki pat galo visiems. Tai siekiamybė, ko gero. Aš, kadangi pristačiau jūs kaip folkloro ansamblio Bitula vadovės dar prie viso to ir labai daug gražių atsiliepimų teko ir socialiniuose tinkluose skaityti ir girdėti iš aplinkui, kad labai gražią programą parengė Bitula. Tai dabar ir pakviesiu pasiklausyti mūsų klausytojus folkloro ansamblio Bitula dainos, gal ne iš tos programos, bet vis tiek tai yra Bitula, kad girdėtume, kaip jinai gražiai skamba ant Tėvulio didžio dvaro. Mergužėla
Taigi gražiai skamba bitula ir jūs merginos tris kolektyvus vežėte dainų šventę. Pasiruošimas prasidėjo, žinoma, iš anksto ir jau žinojote tas gaires, kurios bus nurodytos kaip praktiniai žodžiai. Sugalvoti programas 3 kolektyvams, tai čia kaip jums pavyksta tokį krūvį ir tiek minčių susirinkti? Na, bitulai tai ko gero čia net nereikėjo galvoti, nes raktinis žodis buvo šventa, o lietuvių bitė yra šventas dalykas, šventas gyvūnėlis, tai negali mes bitulą daryti programos apie šventus dalykus, ne apie bites. Tai savaime buvo suprantama, aišku, didžiausią darbą įdėjo Ramunė, tai gal jinai papasakos apie tai, kaip jinai tą programą ruošė. Visas tas 3 programas teko pasukti galvo, ruošti Žaisai, Raldai ir bituliukam. Tai žinoma, pirmiausia, tai buvo folkloro, galbūt taip, nuo to reikėtų pradėti, kad dainų šventės buvo mintis pagrindinė, kur giria žaliuoja, folkloro dienos rasi, rasoj, rasi. Tai vat ir tas raktinis sakinys toks išvirto ir į žodį šventumas. Ir nuo to mes pradėjom galvoti, kągi čia mes norime pasakyti savo programuose, nuo ko pradėti kurti tas programas. Tai, kažkaip tai tikrai sutarėm su Ramune, kad bitulai vaikučiams tikrai apie bites reikėtų sužinoti daugiau. Bet labai buvo gera, kai rengėjai pasakė, kad truputėlį reikia suvesti ir su nūdiena, ir su šiandien diena. Tas programas visas galima būtų komponuoti ne tik tai su tradicijom ir papročiais iš senųjų laikų, bet ir pagalvoti, kas šiom dienom arba, gal dokumentikoje yra prasminga. Tai, taip pagalvojom ir nusprendėm, kad iš tikrųjų ir apie bičių gyvenimą čia buvo galima daug panaudoti medžiagos. Nuvažiavau į Ignalinos muziejų, bičių muziejų, bitininkų muziejų ir ten radau labai daug medžiagos apie bites, apie bičių gyvenimą. Ir tada bandžiau skaityti daug apie bičių papročius, bitininkystės papročius ir tradicijas. Ir tada kažkaip tai išsirutuliojo visa ta programėlė, susidėliojo visa ta programėlė ir apie bičių gyvenimą, ir apie papročius, ir įpinant senas dainas, ratelius, žaidimėlius, nors nebuvo labai daug medžiagos. Tai apie vaikučių programą šitie galiu papasakot, kaip ten komponavom ir dirbom. O Alda ir Žaisa? Alda, tu apie Aldą papasakok. Mes iš tikrųjų, tai kadangi tikrai žodis rasa buvo toks raktinis žodis ir mes žinom, kad rasa susijusi yra su šienapjūte, tai yra labai svarbu. Ir Aldos programą apie šienapjūtę, tai jau buvom pradėję ruošti, nes berods prieš keletą metų Tatarė Lamžių buvo toks prašymas, kad būtų programa apie šienapjūtę. Tai, žinot, mes visą laiką galvojam apie tai, kad nauja yra gerai, bet jeigu mes panaudojam kažkur tai, kas susigulėja, tai dar geriau yra. Tai ir naujų dalykų įvedėm iš tą programą, tai iš tikrųjų pagrindinis dalykas tai buvo apie šienapjūtę, apie šienapjūtės papročius, apie maudymąsi rasoje, apie rasos vogimą nuo kaimyno laukų ir karvių girdimą tą rasą, kad būtų karvės pienas riebesnis, įvairiausių tokių dalykų ir liūdnų, ir linksmų, ir juokingų. Ir man smagu, kad mūsų aldiečiai
pasiryžo ir išdrįso išmokti skudučiuoti, kas kažkam buvo visiškai naujiena ir tikrai jie suprato, dalis iš jų, didžioji dalis, kad tai yra tikrai labai gražu ir tai, man asmeniškai skudučiai yra vienas iš gražiausių lietuviškų instrumentų. Tai ir dabar, pavyzdžiui, ir bituliečiai pasakiškai gražiai skudučiuoja, mokytojos Irenos Vaitkevičiūtės mokomi nuostabiai. Turim net idėją sukurti kažkokį spektaklį su skudučių muzika. Tai va, tai ta Šienapjūtės programa ir jinai iš tikrųjų tokia buvo labai įvairi ir rimta, ir linksma, ir juokinga, ir su pamokymais. Tai tikrai mums pavyko ją sukurti gana greitai, iš tikrųjų, nes mes turėjom jau kažkokio pagrindo. Tai labai gerai, kad tie dalykai susigulėjo, tai tik tais reikia prisiminti. Na, o kaip su Žaisa? Kokią programą Žaisa ruošė? O Žaisa ruošė programą ant Tėvulio Didžio dvaro. Mes irgi panaudojom kelias dainas iš senųjų dainų. Ir, įdomiai taip kažkaip suradom tokių įdomių gentivardžių reikšmių pasiskaičius. Ir tas raktas buvo į pačią tą programą, kaipgi vadinosi, giminėje, vieni kitus vadino. Avynais, laigonais, mošom ir panašiai. Tai ta programos dalis visiems labai patiko, ir kažkaip išsirutuliojo paskiau į tą giminės vyro ir žmonos santykį. Ir iš tikrųjų su tokiais paprotiniais dalykais, patarlėm, mislėm ir visai irgi buvo įdomu komponuoti ir visai nebloga ta programa išėjo mūsų. Ir ypatingai, kaip Ramunė sakė, labai gera yra panaudoti senesnės dainas, kurios jau skamba, kurios jau prigijusios yra, kurios gražios yra. Tai ir Jūratė Šemetaitė, Lietuvos nacionalinio kultūros centro vedėja, ji buvo sakiusi, kad kaip vadovai, panaudokit visą tai, ką turit pačio geriausio. Tai ėmėm ir panaudojom ir iš tikrųjų nenusivylėm. Kad nenusivylėte jūs, tai aišku, bet nenusivylė turbūt ir žiūrovai, nes jūsų du kolektyvai pateko į tą didįjį koncertą, taip? Taip. Koks jausmas apėmė sužinojus? Pasididžiavimo tikriausiai, nes ne bet kas pakviesti yra. Jeigu kalbam apie Bitulą ir Žaisą, tai tikrai pasididžiavimas dėl Aldos, tai manyje toks vis tiek jausmas yra paanalizuoti, kas buvo ne taip, kodėl mes nepatekom. Bet iš esmės tai tikrai buvimas toje scenoje tai yra užbūrintis dalykas ir tu jauti tikrai tokį orumą, nes tu esi ten, tu esi svarbus. Nesvarbu, gal 1,5 minutės, gal minutė, bet tu esi svarbus. Aišku, visi svarbus, visi absoliučiai, bet ten jau, tu esi išskirtinis. Taip. Taip. Oi, šaunus kolektyvai, jūsų tikrai šaunios, jūs vadovės esate ir šaunios programos ir kad jau dabar taip įsidėjus aš esu iš eilės Žaisos dainą. Oi, tu sakal sakalėlį. Pasiklausom, nes Žaisa tikrai tas kolektyvas, kuris turi visą, nežinau, kiek ten, šūsnis čia nepasakymas, visą pluoštą gražių dainų, kurias tikrai labai šauniai atlieka. Taigi, oi, tu sakal sakalėlį. Oi, tu sakal sakalėlį, tu gražus paukštelį, kad aš tavin viliočia in savas virna, kad aš tavin viliočia in savas virna. Viliok mergužėla, jaunoji bernarė, o ne mani sakalėlį, gražoji paukštelė, o ne mani sakalėlį, gražoji paukštelė. Gal į ką
gegutėla, pargėrios krisdama, taigi mano mergužėla, žadelius raka, taigi mano mergužėla, žadelius raka. Nagi, štai nuskambėjo folkloro ansamblio Žaisa daina ir mes dabargi tęsim pokalbį apie didįjį koncertą. Ramunės sakė, kad tikrai dar visko nepakalbėjom apie koncertą, tai tęsim pasakojimą. Ramunė, Giedrė Ramunė, tai kuogi tas koncertas buvo toks ypatingas ir paliko tokį įspūdį, kad tiesiog dar noris apie jį pasakoti? Dar tik tai viskas formuojasi galvoje, kas ten vyko ir kaip ten viskas vyko. Buvo repeticija didžiojo koncerto jau birželio 8 dieną. Visus sukvietė 50 kolektyvų į Druskininkus, Lietuvos nacionalinis kultūros centras, ir mes ten turėjom gražią dieną, repeticiją didžiojo koncerto, o vakare patį jau koncertą. Aišku, ten tos sąlygos ir techniniai dalykai nebuvo tokie kaip čia Vilniuje, bet jau ten pajutom, kad jis bus įdomus, gilus, su įvairiais komentarais ir su įvairiais tautosakos ir folkloro pasakojimais ir dainom ir šokiais. Tai jis ir truko 2 valandas 15 minučių čia Vilniuje. Įsivaizduojat, koks jis buvo ilgas. Bet, kažkaip tai visa ta diena, folkloro diena Vilniuje praėjo labai smagiai, jaukiai, nuoširdžiai, o šis koncertas buvo toks gilus ir sukauptas ir labai tame koncerte buvo daug simbolikos, labai buvo daug tokio ėjimo į senąjį folklorą, į gilumas, nes iš tikrųjų mūsų tautosakoj, pasakojimuose, pasakose, legendose, sakmėse, dainose yra tiek raktinių, neišsakytų, neišrašytų dalykų, kurių net ir mes, folkloristai, jau ko gero ne taip suprantam ir ne tiek galime išaiškinti kitiems. O ką jau kalbėti apie eilinį žiūrovą, kuris atvyko į koncertą tik pasiklausyti ir pažiūrėti įspūdžio bendro. Tas bendras įspūdis taip pat buvo, ne linksmybės, ne grožybės paviršutiniškos, bet ėjimas į gylį. Ir, galbūt ne visiems buvo viskas ir suprantama, ką norėjo rengėjai pasakyti, bet, aišku, buvo pagrindinės 5 dalys, įvardintos jos buvo ir, buvo ir gamta, ir miškas, medžiai, šeimininis gyvenimas ir tas šventumas. Ir pagrindinė ta mintis ėjo, ar rasi rasoj ką nors. Rasa tai kaip nauja gyvybė. Ir ypač įspūdingas buvo finalas. Jis buvo toks gilus ir tylus ir sukauptas. Ne taip, kaip mes įpratę visada matyti pabaigoj šou. O čia buvo jis toks ramus, įėjo aktorė Toma su savo kūdikiu ant rankų. Ir tą kūdikį pakalbino, parodė visai tautai. Tas kūdikis buvo kaip, nauja kibirkštis, nauja gyvybė, naujas rasos lašas, kuris išplaukia iš šito koncerto minties ir turbūt paleidžia į tolimesnius amžius, kaipgi reikia tą mūsų tautosaką, tą mūsų vidinę prigimtį išsakyti, išmąstyti ir kitoms ateinančioms kartoms palikti.
Aš tai manau, kad tas koncertas iš tikrųjų, ta jo gilumas, tai privertė žmonės pamastyti apie mūsų tautos išlikimą, apie lietuvio vietą Lietuvoje, nes mes jau pastaruoju metu labai paviršutiniškėjam, gal taip galėčiau įvardinti šitą žodį, nes visur mes norim matyti tik linksmumo, trumpumo, skubėjimo, tai per ilgas tas koncertas, tai jis nelinksmas, tai dar kažką, bet tas, kas atėjo pasiklausyti visą širdimi, tikrai minčių visokių atsirado po jo. O aš noriu apie vaikų jausmus šiek tiek papasakoti. Vaikai, laukdami savo pasirodymo, kažkaip aš priėjau prie jų ir aš sakau, vaikai, ar jūs šiandien ką nors kitaip supratot? O mergaitė iš tokio sako, taip, rektorė, mes supratom, ką mes darom. Nes jie pasijuto tarp tūkstančių tokių pačių, ne 20 jų mokykloje, o tūkstančiai, vadinasi, jie ne vieni. Ir jie yra reikalingi tautai. Ir aš manau, kad po to dar gilesnis jų supratimas. Na, o finalas vis tik tai buvo linksmas, Ramunė. Nes paskui buvo vakaronė. Vakaronė. Ir mes, aišku, vakaronė liko ne visi, liko tik tai tie labiausiai sužavėjo mane, kad mano mažučiai sako, mes eisim ant scenos šokti. Sakau, gal dar prie scenos kur nušonė. Ne. Mes eisim šokti ant scenos. Aišku, scena buvo 2 pakopų, mes toje apatinėje pakopoje, nes viršuje buvo tie, kurie vedė vakaronę kolektyvai, atėjo ir šoko, ir grojo, šoko, dainavo. Žodžiu, ir jie, įsivaizduokit, 2 dienas, pirmadienį mes buvom atvažiavę, repetavom, antradienis visą dieną nuo 8 ryto, jie su tautiniais kostiumais ir koncertai, ir buvimas kartu ir visa kita. Ir jie iššoko nuo pirmo iki paskutinio šokio. Ir tai yra turtas. Iš tiesų. Tai yra turtas iš tikrųjų. Na, buvo vaikai euforijai turbūt. Taip. Kaip ir mes visi buvom pakylėti labai nuo to koncerto. Mes buvom pakylėti ir tikrai, dideliausias ačiū Liaudies kultūros centro tai komandai, kuri ruošė folkloro dieną. Tikrai. Ir Dievuliui ačiū. Na kągi, tokie jūsų gražus jautrus pasakojimai, tai dabar jautriai pasiklausysime. Ansamblio Bitulos sutartinės giedamos, Bitbitela, gal ir buvo programą įtraukta kartai šita sutartinė? Ne, šitos, tai nebuvo. Buvo kita. Na, mes pasiklausysim tos, kurios negirdėjo Vilniuje klausytojai. Ir dar pagros Bitula Šeina, šokį, kuri tikriausiai tą vakarą tikrai šoko. Taigi klausykimės.
Metai į 5 puses. Apie dainų šventės folkloro dieną ir apie kitas dienas tikriausiai niekas tiek daug mums negali papasakoti plačiai, kaip Jūratė Šemetaitė, Lietuvos nacionalinio kultūros centro folkloro skyriaus vedėja. Labą dieną, mėla Jūratė, ir labas rytas, kaip čia reikėtų sveikinti, turbūt labą dieną jau. Labą dieną. Na taigi tikrai labai šauniai nuskambėjo folkloro diena ir mūsų pašnekovės Ramunės abi taip pat sako, kad labai šauniai suorganizuota viskas ir labai graži diena. Kaip jūsų akimis viskas pavyko? Na, iš ties buvo nepaprastai džiugu visus matyti Bernardinų sode pasklidusius, Gedimino kalno papėdėje ir katedros aikštės toje didžiojoje scenoje. Na, čia mūsų buvo tikrai gausus būrys. Tai 340 folkloro kolektyvų ir iš viso buvo 6,000 dalyvių. Na ir tvyrojo tokia, sakyčiau, nepaprastai šventiška tokia atmosfera ir vieni kitais labai džiaugiasi ir matėsi, kad žmonės nusiteikia nepaprastai šventiškai ir kažkaip mums, kaip rengėjams, manyčiau, kad pavyko pasiekti tą tikslą, kurį mes buvom užsibrėžę. Aš suprantu, kad ruošti tokią šventę, kolektyvai ruošia savo programas, jie daug dirba, ruošiasi, bet patiems organizatoriams tai, kas nepabuvę tam kailį, turbūt net įsivaizduoti negali, kiek tai rūpesčių ir kiek tai darbo įdėta yra. Miela Jūratė, sakykite, kaip jūsų komanda, pirmiausia, tai man noris klausti, kaip jie jaučiasi po to, kai jau baigėsi ta diena, nors aišku, šventė dar tęsiasi, dar nesibaigusi, bet kiek darbo įdėta? Tai žinoma, nuo pat pradžios, nuo pat pačios idėjos subrandinimo ir tos temos pasirinkimo, kadangi folkloro diena kiekvienas iki turi vis skirtingą temą ir šį kartą pasirinkta tema buvo, labai sakyčiau, tokia, savotiškas ir iššūkis, tai šventumas mūsų tradicinėje kultūroje, kaip žmogus gebėjo žiūrėti į tą pasaulį ir koks jo buvo santykis su pasauliu. Ir kai mes žinom, kad prigimtinėje kultūroje žmogus gyveno labai racionaliai, bet kartu jis turėjo įvairiausių būdų, kaip išlaikyti, kaip išsaugoti tą tvarų buvimą su gamta, su pačiu savimi, kaip švęsti šventes, tas cikliškumas, tas visas gyvenimas, tas netgi visos dienos nuo ryto iki vakaro, visi tie momentai lydimi buvo kažkokių tai apeigų, kažkokių tokių labai įdomių dalykų ir mes pagalvojom, kad pabandyt kiekvienam atrasti savaip. Na ir pats folkloro dienos pavadinimas Rasi, rasoj, rasi. Aš manau, kad daugeliui pavyko atrasti, vienaip ar kitaip atrasti savo santykį su folkloru, su ta tradicija ir tikrai galėčiau pasakyti, kad dauguma folkloro ansamblių vadovų labai, labai gražiai ruošėsi ir ieškojo medžiagos ir pasirinko nepaprastai gražius kūrinius ir tuo pačiu tam tikrame, tokiame gražiame kontekste savaip atrado kiekvienas savo programą. Na ir žinoma, kuo unikali ta folkloro diena? Unikali tuo, kad čia mes neturim tokios, bendros programos, taip kaip chorų diena, kaip liaudiškų šokių diena, kaip ansamblių vakaras, yra bendras repertuaras. O čia kiekvienas folkloro ansamblis rodė savo sukurtą programą. Na, iš tų pačių geriausių programų mums, kūrybinės grupės nariams, tiesiog susidėjo ir tas baigiamasis šventinis koncertas.
rasoj rasi. Tai vat mes iš tikrųjų esam tarsi visi šios dienos kūrėjai, visi folkloro ansamblių vadovai ir dalyviai yra šios dienos kūrėjai. Tai vat mums atrodo, kad tai yra nepaprastai prasminga ir kiekvienam yra toks savotiškas stimulas prisidėti, prisijungti prie šitos dienos kūrimo. Taigi, manyčiau, kad visiems buvo sunki užduotis, bet ji įveikta labai gražiai ir, sakyčiau, su tokiu nepaprastai pagarbiu santykiu. Nes kiek man teko sutikti folkloro ansamblių vadovų parke, beeinant ir bežiūrint, kas čia vyksta, visi sako, tikrai, sako, mes patyrėm tokį begalinį džiaugsmą ir tokį pakylėjimą. Tai to mes ir siekiame. Nuostabu. O sakykite, mėla Jūrate, juk folkloro diena, kai mes žiūrime dainų šventės istoriją, ypatingai šiomis dienomis labai dažnai girdime apie tą pirmąją dainų šventę Kaune ir vėliau besivystančius tokias tendencijas, kitas šokių vakarai įjungiami. O kada atsirado folkloro diena dainų šventėje? Taigi pirmoji folkloro diena, jinai vyko 94 metais. Tai čia visgi tas visas mūsų Lietuvos revoliucinis laikotarpis, kaip žinia, tikrai tas folkloro judėjimas nepaprastai prisidėjo ir prie to dvasios žmonių pakėlimo. Ir tuomet buvo įvairiausių diskusijų, buvo pirmasis toks sumanymas 90 metais, kad atsirastų tokie sambūriai tų folkloro ansamblių. Bet toji tikroji folkloro diena ir su visa programa ir pats tas sumanymas, tai buvo 1994 metais. Tai aš suprantu, kad tai yra didelis, tuo metu tai turbūt buvo didelis pasiekimas tiems žmonėms, kurie stengiasi, kad ta folkloro diena būtų, bet ir dabar tai kad jis tęsiasi, ta folkloro diena vyksta kiekvienoje šventėje, tai taip pat yra labai džiugu. Sakykite, ką palinkėtumėte tiems kolektyvams, kurie važiavo į Vilnių ir tiems, kas nepavyko kam atvažiuoti, apskritai folkloristams mūsų. Ką palinkėtumėt? Aš visiems norėčiau palinkėti folkloro ansamblių vadovams ir dalyviams, kad jie būtų, tos mūsų tradicinės liaudies dainos gyvybingumo šaltinis, kad jie neleistų užgesti tai gyvajai dainos versmei, kuri iš ties duoda nepaprastai daug. Čia yra mūsų šaknis, čia yra mūsų ištakos. Tarsi žemės, tas tokia, kaip žmogus stovi ant žemės, turi pagrindą ir jisai gali eiti nepakibęs ore. Taip ir yra visa toji mūsų tradicinė kultūra, folkloras, ir aš manau, kad į mūsų didžiausią misiją visų folkloro ansamblių tiesiog nešti tą žinią, kad mes esam pačios žemės, Lietuvos žemės žmonės. Ir kur be išvažiuotume, į kokias šalis be pasklistume, visuomet yra taip, kad tu prisimeni savo gimtinę. Tu prisimeni tą rasotą žolę, tu prisimeni tą savo gimtąją žemę ir su ta gimtąją žeme tas liaudies dainas, kurios paliktos, didžiausias ir brangiausias mūsų palikimas. Dainuokim ir gaukim iš mūsų protėvių tą žinutę ir tą gerumą, tą harmoniją, kurią jie kadaise turėjo. Tai aš linkiu visiems būti tiesiog tos gyvosios dainos ir instrumentinės, ir papročių, ir visa ko tradicinės kultūros perėmėjais ir skamba, gyvuoja tai, kas mūsų yra visa ko pagrindas, visos tradicinės kultūros ir apskritai Lietuvos kultūros pagrindas. Labai ačiū Jums, Jūrate, ir ačiū labai Jums ir Jūsų visai komandai už tą Jūsų darbą, už tai, ką Jūs darote, už tai, kad puoselėjate tą mūsų kultūrą ir visus Jūs mus tiesiog traukėte į tą
mūsų etninės kultūros puoselėjimą, už dainų šventę ir už mūsų pokalbį šiandieną, už viską jums ačiū. Dėkoju. Gražios jums dienos. Kalbėjomės su Jūratė Šemetaitė, Lietuvos nacionalinio kultūros centro folkloras skyriaus vedėja. Na, o dabar dar viena daina. Gale sodo rimavo. Dainuoja Žaisa. Gale sodo rimavo, karvelėlis varkavo, Na štai, mūsų laida tęsiasi, nors taip nenumaldomai skuba laikas, bet mes dar turime keletą minučių pasikalbėjimui ir man labai norisi jūsų paklausti. Žinau, kad tikrai būna įvairiausių dalykų dainų šventėse ir džiugių, gal net ne tokių labai džiugių, bet apie nedžiugių šiandien galim nekalbėti, gal ir dar dainų šventė nesibaigė, dar įspūdžiai nesusigulėję visi ir nereikia kalbėti, bet apie tai, kas labiausiai džiugina apskritai dainų šventė. Jūs važiuojate, laukite, dirbate daug ir ruošiate programas, bet turbūt labai visi laukite. Ir vaikai laukia, ir jūs laukite. Tai kas labiausiai džiugina, dėl ko jūs ten? Ir kas džiugina labiausiai apskritai dainų šventėse? Na, mane, ko gero, kaip gimnazijos, kuris stengiamės puoselėti etninę kultūrą, kur švenčiame etninės mūsų šventes, kur gyvas yra folkloro ansamblis ir jis yra gyvas jau 24 metai, šiemet bus rugsėjo mėnesį. Tai ir labai smagu, kad pavyko įkurti Kauno pirmos muzikos mokyklos filialą, kuriame yra etninės muzikos klasė, etninio dainavimo, armonikos klasė, kanklių. Tai mane tai džiugina tų vaikų pabuvimas tarp tų tūkstančių tokių pačių žmonių ir tada jų suvokimas, kad jie nėra vieni, kad jie yra svarbus. Ir dažnai po tokių išvažiavimų tas dainų šventes sustiprėja tų vaikų jausmas, kodėl jie tai daro ir pasididžiavimas tuo, ką jie daro. Aš atsimenu dar tą senąją bitulą, tą auksinę bitulą, kai berniukai tikrai ateidami pas mus, ten tarkim, kaip 5, 4 klasiai, 9 klasiai sako man, žinokit, mes einam per Laisvės alėją su tautiniu kostiumu ir mums negėda, mes didžiuojamės tuo. Tai reiškia, to buvimo tarp tokių pačių žmonių, pačiupinėjimo ir pamatymo reikia ypatingai vaikams. Mums jau suaugusiems, susiformavusiems, tai yra tik tai dar vienas pliūpsnis gerų emocijų, pasitikrinimo savęs, pasitvirtinimo, kad tai, ką tu darai, tai yra vertinga, o šitiem vaikam tai yra tikrai, toks užtaisas labai didelis ir labai man būtų liūdna, jeigu
dingtų folkloro diena iš dainų šventės sąrašo. Na, tikrai nedings, tikimės. O ta nuostabi mokykla, apie kurią kalbėjote, tai yra Palemono gimnazija, taigi tikrai nuostabi mokykla, puoselėjanti etninės visas mūsų tradicijas, mūsų kultūrą. Giedrė Ramunė, o jūs kuo džiaugiatės labiausiai? Aš džiaugiuosi žmonių nuoširdumu, vaikų nuoširdumu, vaikų, tėvų ir močiučių nuoširdumu, kurios be kurių pagalbos mes niekaip negalėtume puoselėti viso to. Iš tikrųjų, tai yra didelis krūvis mums vadovams dainų šventė, bet didelis krūvis ir tėvams, ir močiutėms, ir aišku, ir pagyvenusiems žmonėms, taip sakant, nėra jau labai taip patogu ir visą dieną išbūti su tautiniu kostiumu ir visą dieną dalyvauti visuose renginiuose, bet, pailsėti mes visada spėsim, bet užtaisą gauti iš viso to, ką patyrėm, tai buvo iš tikrųjų didelė vertybė mūsų. Ir manau, kad ateityje reikėtų mums dar labiau bendrauti su Lietuvos folkloro ansambliais, ypač vaikučiai. Vieni pas kitus važiuoti, į festivalius važiuoti, nes kažkaip po tų įvykių mūsų lemtingųjų ir epidemijos ir karo viskas labai pradėjo slūgti. Viskas pradėjo mažti. Mažai koncertų, mažai išvykų, mažai to bendravimo ir kaip pamatai, ką kiti daro čia dainų šventėj, tai reikėtų, kad tęstųsi dar 5 metus į priekį, kad bendrautume, kad vieni kitus pažintume, vakarotume, žaistume. Tada, aš manau, bus ir folkloras gyvas ir visi folkloristai vieni kitus pažins, didžiuosis, džiaugsis ir tęsis folkloro judėjimas. Lietuva bus gyva. Iš tikrųjų, šitas klausimas turbūt būtų tikęs labiau pabaigai, nes pabaigai aš turiu dar vieną tokį klausimą, kurį labai norėjau užduoti visos laidos metu, bet jis taip nustydo į pabaigą. Vis tiek daug švenčių važiuojate, visas šventės važiuojate pastarąsias. Ar nutinka kokių nors kuriozų? Ir su vaikais, ir su suaugusiais, nežinau, kažkokių linksmų istorijų. Ar dabar taip greitai? Visko būna, aišku, ir būna, kad 2 minutės prieš koncertą supranti, kad vėliavos ansamblio nėra ir tu išsiunti kažko ieškoto neranda ir tu tada nervuojasi, nors prieš tai turėjai pusę valandos sėdėti ir taip toliau. Arba kanglių styga nutrūksta, pavyzdžiui. Čia jau baisu. Arba harmonikos klavišas įlenda ir nepasigroja. Arba būna dar tokių dalykų, čia gal tiesiog asmeninių mano, aš pamečiau automobilio raktus Bernardinų sode ir lemtingai tokie dalykai buvo, kad iš tikrųjų laiku vaikas paklausė, ar galėtų įeiti į automobilį. Tada supratau, kad tų raktų nėra ir tam tikrų laikų aš atsidūriau tam tikroje vietoje, kur garsiai pasakiau, kad aš pamečiau raktus, o man sako, eikit, sako, policija rado. Bet pusvalandis tai buvo streso baisaus. Aš įsivaizduoju. Ir po to reikia koncertuoti, ir po to reikia vėl susiorganizuoti save ir savo galvelę. Taip, visko būna. Iššūkiai taip, bet iš tikrųjų tai viską tai atsiperka tuo pabuvimu ir tuo suvokimu, kur tu buvai, ką tu darai ir ką tu apskritai gyvenime darai. Ar teko girdėti galbūt iš kolektyvų, su kuriais bendraujate, pas kurias važiuojate, užsienio kolektyvų arba žmonių tiesiog jų atsiliepimus apie mūsų dainų šventę? Gal kažkas yra matę? Ar su kuo bendraujate? Šiaip kol kas tai dar ne, nes labai tas trumpas laiko tarpas, bet šiaip tai buvo daug užsieniečių, stebėjo, žiūrėjo, priejo, klausė. Nes į tą tarpą, dainų šventės tarpus, buvo ir tarptautinis folkloro festivalis Baltika, kuris eina nuo 1980 metų per visas 3 šalis,
per Latviją, Estiją ir Lietuvą. Ir būtinai reikėjo šiemet Lietuvai organizuoti Baltiką. Tai ji buvo integruota į dainų šventę, prasidėjo aišku anksčiau. Ir tada šitaip viskas įvyko labai gražiai ir daug užsieniečių irgi pamatė, regėjo, kaip mūsų tauta linksminasi. Tai ačiū už tai, kad reprezentuojat mūsų Lietuvą. O dar, žinot, apie kuriozą papasakosiu. Aš stovim dainuojam apie upę, Ramunė man ateina ir šnipžda į ausį, sako, mūsų vienam vaikui batai suplyšo. Ir ką daryt? O reiks eiti į sceną didžiąją. Ir irgi atsitiktinumas. Latvis pardavinėjo batus. Ir mes jam nupirkom tos batus. Per 10 minučių. Per 10 minučių aš sakau, Ramunė, mes turim pinigų. Sakau, varom, nupirksim jam tos batus. Nusmagu, kai išeitis iš karto čia pat. Na tai tikrai kažkaip nuotaikingai užbaigė mes tą mūsų laidą. Aš labai jums dėkoju, kad jūs nežiūrint į nuovargį ir kad 3 valandą parvažiavote iš dainų šventės, iš koncerto. Šiandien atskubėjot pas mūsų laidą. Ir priminsiu mūsų klausytojams, kad šiandieną laidoje viešėjo Ramunė Badelienė ir Giedrė Ramunė Pečiulienė, folkloro ansamblių Alda Žaisa vadovės ir Palemono gimnazijos folkloro ansamblio Bitula vadovės. Ne tik Palemono, bet ir Kauno pirmos muzikos mokykla. Dabar jau taip, ar ne? Turime sakyti taip. Tai vis tiek Bitulos vadovės. Ačiū mielosios už tai, kad atėjote į mūsų laidą ir labiausiai ačiū už tai, ką jūs darote. Jūs darote tokį darbą. Jūs jaunus žmonės keliate tam pažinimui mūsų kultūros ir puoselėte kultūrą, tęsėte tradiciją, tai yra didžiausia pagarba jums. Tai jums ačiū už tai, ką jūs darote. Na, aš visada, nebūtų jūsų, nebūtų mūsų laidos, tai jau tikrai. Tai bet jūs, Roselė, labai inirtingai rašot projektus ir laimit, ačiū, kad laimit. Su jūsų pagalba tikrai, jeigu ne jūs, tai ir mūsų projektų ir nebūtų tiesiog, nes nebūtų apie ką kalbėti. Ačiū labai dar kartą ir dėkoju klausytojams už buvimą kartu šią valandą ir iki naujų susitikimų. Jūs klausėtės laidos Vartai į 5 puses. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.